pakalbėsim apie pikantiškas duonos salotas. Tikrai labai paprastas patiekalas, lengva pasigaminti. Ir jeigu jūs turėsit, pavyzdžiui, pupelių išvirtų, vienintelis dalykas tai pupelės, kurias reikia ilgiau virti, bet jas galima tikrai išsivirus šaldytuve palaikyti kažkur tai uždaram inde pakankamai ilgą laiką. Tuo labiau, kad jeigu prisimenu, praeitą kartą buvo, neprisimenu, praeitą kartą, kai mes buvom atvažiavę, Viktorija, kai pasakojo, apie paštetus nepasakojo jums. Pasakojo, ar ne? Tai yra, jeigu jūs turėsit nuolatos išsivirę pupelių, visada galite susiplakti paštetą. Labai patogu ir labai skanu, reiškia, ir labai greita pasigaminti. Bet vat, iš tokių pačių pupelių galima lygiai taip pat pasidaryti ir tokias salotas. Tuo labiau, kad ir va tokiu periodu, kai lygos jaučia ar ne, jos tokios jaučiate jau pagal kvapą su česnaku, tai yra natūralus antibiotikas, reiškia, prieš uždegiminį priemonę ir galima naudotis tuo. Pirmiausiai užmerkiam pupeles ir palaikom, geriausiai per naktį palaikyti prieš, reiškia, iš vakaro užsimerkus, tą vandenį geriausiai nupilt. Užpilt naujo šviežio šalto vandens, pavirint 10 minučių, nupilt, vėl užpilt šalto vandens, vėl pavirint ir vėl nupilt. Kam tas daroma? Nemažai žmonių yra jautrus gan tokiai medžiagai, kuri kaupiasi kaip tik pupelių lobeliai, tai yra pačiam viršuje, ir pučia vidurius, tiesiog yra diskomfortas. Tai vat, kad nuplaut tas medžiagas, reiškia, nuo paviršiaus, tam ir daroma va, tokia procedūra. Tada pupelės išverda ir jūs neturėsit problemų su vidurių pūtimu. Receptėlius jau išdalino jau? Receptėliuose nėra, kad 2 kartus. Jau, viskas taip. Ten nebuvo parašyta, ar ne? Ne. Tai jau užsirašyti. Tai nevirti tik tos 2 kartus po 10 minučių? Ne, pabaigoje virti po to jau, kad suvirtų. 2 kartus po 10 minučių. Šiaip visus ankštinius reikėtų geriau suvirti gerai. Būtų gerai, jeigu turėtumėt, pavyzdžiui, greitpuodį. Tai iš vis labai patogus dalykas. Pagreitinat iš vis visus virimus. Ypatingai ankštinius, tai juos pakankamai ilgai reikia virti. Bet visus vitaminus laikina greitpuodį labai daug didelė temperatūra. Yra vitaminai, kurie atsparūs karščiui, yra kurie jautrūs ir iš vis virimų jautrūs. Dėl to mes neišsaugosim ilgai, trumpai virsim, tai tie taip ar taip žus. Bet, reiškia, yra mikroelementai, maisto medžiagos, baltymai labai kokybiški ir būtent iš ankštinių mes ką daugiausiai gaunam, tai gaunam tuos vitaminus, kurie yra atsparūs temperatūrai ir gaunam svarbiausiai labai gerų kokybiškų augalinių baltymų. Tai yra, amino rūgščių, iš kurių mūsų organizmas baltymus pasigamins. Būtent iš įvairių pupelių. Yra iš visų ankštinių. Taip? Kiek minučių reikia virti, tą metu dar reikia išpirkti. Jau greitpuodžiui geriausiai taip, nuvirėt reiškia, va taip, nuvirėt ir tada sudėjot į greitpuodį ir tada jau... Jo, ir jau po to supylėt į greitpuodį reiškia ir... Toliau, susipjausto duoną kubeliais mažais ir, reiškia, susidedat geriausiai skrudintų orkaitį. Kodėl ne keptuviai? Keptuviai naudojam dažniausiai riebalus kažkokius, ar ne? Ir vis dėlto kaitinti riebalai nėra pats geriausias dalykas, tai yra jie oksiduojasi, atsiranda tų laisvų radikalų vadinamų, jie kenkia mūsų organizmui. Dėl to geriausiai orkaitėj ant kepimo popieriaus arba taip skardoj, šiaip neprisils. Ir mato, čia temperatūra parodyta, pas jūs ten irgi turbūt parašyta. Tai yra 120-130 laipsnių. Paskrudinat, po to susipjaustot papriką smulkiai. Paprika iš vis nuostabus dalykas. O šiandien kam pasakojo apie melatoniną, ar ne? Jeigu kas buvo, prisimenat, tas hormonas, kuris gaminasi pas mus smegenyse, tai pavyzdžiui, paprika tai labai turtinga B6 grupės, B6 vitamino. O tas vitaminas labai svarbus pasigaminti būtent tam melatoninui. Dėl to ir šiaip turi labai gerų maisto medžiagų ir vitaminų gerų. Be abejo, žalias geriausiai. Ja nereikia nuplikyti karštų vandenį. Kaip pasakyti, jeigu geriau nuplaut, užtenka to. Jeigu jau vis dėlto, žinot, parduotuvė, ten čiupinėja irgi visi, kas netingi, kaip sakoma, būtų gal ir neblogai visai nuplauti, nuplikyti kažkiek tai. Tai nepakenks. Šiaip jau, dabar dėl tų yra, žinot, tokių visokių idėjų, pavyzdžiui, kad
valgyti tik tai žalią maistą. Iš tikrųjų, žalio maisto reikia daug valgyti. Bet nebūtinai visas maistas turi būti žalias. Yra, girdėsit galbūt irgi tokių teorijų. Matot, kame reikalas, yra maisto medžiagų, kurios geriau įsisavina, jeigu mes išvirsim tą produktą. Pavyzdžiui, tą pačią morką, vienų medžiagų mes gausim tik tai iš virtos morkos, o iš žalios tiesiog nesugeba mūsų organizmas jų paimti. O kitų medžiagų gausim tik tai iš žalios morkos. Todėl gerai ir tokios valgyti. Dėl to atsisakyti visiškai, pavyzdžiui, paruošto maisto, ypatingai kaip ir ankštiniai, jūs žaliųjų niekaip nesuvalgysit, niekaip nepaims mūsų organizmas. O ten, kaip ir sakiau, yra labai gerų ir svarbių amino rūgščių. Na, susipjaustot svogūnų laiškų taip pat. Šitam salotom naudojam mes, ir išvis salotom geriausiai naudoti tuos extra virgin, tai yra nerafinuotos aliejus, šalto spaudimo aliejus. Iš vis salotom, pavyzdžiui, jeigu nereikia terminio apdirbimo, tai mes dar naudojam ir linų sėmenų aliejų. Jis labai turtingas omega-3 riebalų. Jie labai svarbus ir širdies kraujagyslių ligom, profilaktikai jų reiškia, ir mūsų smegenim labai svarbu, iš vis visai nervų sistemai. Alyvuogių irgi labai geras ir jis iš tų aliejų reiškia atspariausias terminiam apdirbimui. Dėl to, pavyzdžiui, jeigu jau ir norit kažką pakepti ar kažkaip tai termiškai apdirbti, tai tada geriau naudokit alyvuogių aliejų. O kas čia per aliejus, koks yra alyvuogių išspaudo aliejus? Tai jau antros apdirbimas, tai jau nėra tas extra virgin. Jisai, kaip reiškia, iš pradžių spaudžia šaltai. Tiesiog presu spaudžia, reiškia, tas alyvuogės išspaudžia tą pirmo spaudimo aliejų. Po to jį tenai pakaitina, apdirba įvairiausiai, iš tų išspaudų dar spaudžia antras spaudimas. Dažniausiai jis jau yra menkavertis ir iš tikrųjų tuo labiau, kad apdorotas ir termiškai dažniausiai yra, dėl to nėra pats geriausias. Vakar girdėjau vieną moteriškę įsitarė, kad kukurūzų aliejus, sako, yra labai geras. Kuris? Kukurūzų aliejus. Kukurūzų aliejus. Kukurūzų ir saulėgrąžų. Вот не girdėjau kukurūzų aliejus. Matot, kaip yra kukurūzų, saulėgrąžų aliejus. Ten daugiausiai vyrauja, sudėti, gaila, aš čia neturiu lentelės, bet ten yra sudėtis, kokios riebiosios rūgštys tenai dominuoja. Tai konkrečiai kukurūzų ir saulėgrąžų aliejuose dominuoja omega-6 riebalai. Irgi reikalinga mūsų organizmui, bet iš tikrųjų ten jų perteklius yra. Ten labai mažai praktiškai nėra visiškai omega-3. Reiškia, nesočiųjų riebalų nėra, riebiųjų rūgščių nėra. Tai yra, šiek tiek nesubalansuotas tas riebių rūgščių santykis yra. Geriausiai subalansuotas yra jisai alyvuogių aliejui ir rapsų aliejui. Jo, geriausiai subalansuotas. Aišku, yra, kaip ir sakiau, linų sėmenų aliejus, tai jame irgi balansas jau į omega-3 pusę. Tenai labai daug omega-3 ir beveik nėra omega-6. Tai kadangi omega-3 mums yra vertingesnis ir svarbesnis ir daugelį produktų jo kaip tik trūksta, tai mes jį papildomai naudojam dar į salotas, nes jis terminiam apdirbimui absoliučiai netinka. Jį iš vis reikia saugoti šaldytuve, netgi geriau šaldymo kameroj. Nes būtent omega-3 turinčių, tai yra, reiškia, tas linų sėmenų. Kiti aliejai kaip geriau šaldytuve? Tamsioj vietoje geriausiai. Šaldytuve nebūtinai, bet tamsioj vietoje visiems svarbu labai. Na ir čia mato česnakas taip pat yra, tai mes pirmiausiai į dubenėlį įdedam, ten jūs matot, kiek reikia šaukštų, man atrodo, 3 šaukštus valgomus, reiškia, aliejaus ir smulkiai supjaustę arba sutrynę česnaką.